kaip ir 2 metai baigėsi po mūsų intensyvaus gydymo ir kas 3 mėnesius atvažiuojam čia ir tas atvažiavimas kuo toliau, tuo jisai darosi sudėtingesnis, nes Lukas jau užaugo ir labai aiškiai supranta, kas jo laukia ir kas bus, tai ta narkozė darosi irgi vis sudėtingesnė ir sunkesnė ją ištverti. Tai kas džiugina ir kas jį labai motyvuoja važiuoti ir kaip ir šiandien ryte, kai jisai prabudo ir pasakiau, kad jau viskas, mes turim važiuoti tyrimui, jis pradėjo verkti, sakau, tai viskas bus gerai, sakau, iki žinai, kad atvažiuos Miglė iš Kaukėno fondo, sakau, turėsim edukaciją, tada nusišluosite tas ašaras, susitvarkėm ir iš tikrųjų buvo lengviau išvažiuoti tą tyrimą. Mes šiandien užsiėmėm kūrybą. Iš tikrųjų labai džiugu stebėti, kaip kiekvienam vaikui dėliojasi ar ne pagal tos dienos, turbūt ir nuotaika, ir spalva ir mintis, ar ne, ta kompozicija. Ir kiekvienas turbūt galvojame, ją dėliodami apie skirtingus dalykus ir skirtingus žmonės, kurias norėtumėm tos daiktus, kurias darome, padovanoti. Tai mačiau, Lukas sudėliojo savo klasės auklėtojai dovaną, kurią parveš rytoj ir teiks man. Turėjau vaikystėje gan rimtų problemų su ausimi ir tikrai nemažą laiko teko prabūti ligoninėse, kaip sakyt, tikrai nemalonu būdavo, bet kaip sakyt, stengdaus kuo daugiau rasti pozityvių dalykų ir panašiai. Tai kas labai džiugina, tai atėjus į šias patalpas ligoninėje tikrai labai pozityviai nuteikė, kas labai nustebino, labai viskas atnaujinta, gražu. Mano laikais, kai buvom biški, tikrai nebuvo tokių sąlygų. Tai tas labai džiugina, kad vaikai gali džiaugtis tokiom moderniom patalpom. Tiek dabar teko pačiam sudalyvauti tokių rankdarbių užsiėmime, tai tikrai turbūt vaikai turi kaip leisti laiką ir taip praskaidrinti savo dienos nuotaikas. Šiaip, kas labai džiugina, tai matau tikrai čia kaip didelė šeima, visi bendrai, bendruomeniškumas labai matosi. Tai tas labai smagu, nes tai daug reiškia tiek vaikams, tiek tėveliams, tai tikrai dėl to smagu. O palinkėčiau tai kuo geresnių emocijų, nes per geras emocijas galima irgi didelių dalykų pasiekti, tai svarbiausia neliūdėti, kad tas liūdnas dienas pakeistų kažkas pozityvaus, o čia tikrai matau pozityvo labai daug, pradedant nuo patalpų, tiek nuo personalo, tai kuo didžiausias sėkmės ir kantrybės.